Viena skandalingiausių bylų Lietuvoje. 2 mažamečių vaikų nužudymas Petrališkės kaime netrukus gali būti atnaujinta ir pasisukti visai netikėtą linkme. Į klausimą, kas 2007 kovą nužudė 12-metį Mantą ir 8-metį Tomą, prokurorai ir teismai atsakė vienareikšmiškai. Jų motina Alma Bružaitė Jonaitienė. Jai buvo skirta griežčiausia bausmė – kalėjimas iki gyvos galvos. Tačiau praėjus beveik 2 metams po nusikaltimo iškėja nauji faktai. Ar tikrai šį kraupų nusikaltimą įvykdė Alma Bružaitė Jonaitienė? Apie tai kalbame su Lietuvos ryto žurnaliste Laima Lavaste. Labas vakaras, Laima. Labas vakaras. Rytoj dienraštyje Lietuvos rytas pasirodė šią temą parašytas jūsų straipsnis, kuris tiesą sakant mane šokiravo. Ar galite trumpai papasakoti, ką naujo jums pavyko sužinoti apie vieną kraupiausių ir turbūt tragiškiausių pastarojo meto nusikaltimų Lietuvoje? Tai, ką man pavyko sužinoti, iš tikrųjų yra labai netgi neįtikėtina. Bet, kaip sako teisininkai, ir žinia, kad motina nužudė vaikus, taip pat buvo pradžioje labai neįtikėtina. Paskui jin tapo įtikėtina. Tai ši žinia, kuri anksčiau ir vėliau iškils į viešumą, taip pat atrodo neįtikėtina, bet gali tapti įtikėtina. Tai kokia tai žinia? Man į rankas pakliuvo privatiem asmenim, būtent Almos Bružaitės globėjams, jos pačios rašyti laiškai. Turiu iškart pasakyti, kad Bružaitė visiškai nesišaukė pagalbos žurnalistų, kad jinai nekalta, kad yra kitas, sakykime, žmogus žudikas, kurio kaltę jinai prisėmė. Jinai rašė tiem globėjam laiškus kaip išpažinti apie tai, ką jinai kenčia, ir įvardino, kieno kaltę jinai prisėmė. Laima, ar jūs sakot, kad Alma Bružaitė neįvykdė nusikaltimo, už kurį yra nuteista kalėti iki gyvos galvos? Tai yra labai sunkus klausimas, į kurį aš negalėčiau dabar ir atsakyti. Jeigu jūs mane klaustumėte asmeniškai kaip žmogus, ar aš tikiu ar netikiu jos nusikaltimu, aš pasakyčiau, kad kitaip negu turbūt dauguma visuomenės dalis Lietuvoje, aš manyčiau, kad galbūt jinai to nusikaltimo ir neįvykdė. Kodėl? Visų pirma, taip pat, kaip man sakė ir teisininkai, tai yra turbūt vienintelis nusikaltimas Lietuvoje ir vienintelė skirta tokia griežta bausmė už nusikaltimą, kurio motyvas iki šiol yra neaiškus. Niekaip neprilipo motyvai, kad jinai turi meilužių, kad jinai turi per daug vaikų. Absoliučiai nei vienas žmogus iš šios aplinkos nepasakė, kad jinai nemylėjo savo vaikų. Atvirkščiai, jinai beprotiškai mylėjo savo vaikus, labai jais rūpinosi ir linkėjo jiems geresnio gyvenimo, negu pati gyveno. Na gerai, motyvo nėra. Bet Alma Bružaitė Jonaitienė tyrimo metu pati kelis kartus keitė parodymus. Ar tai nėra dar vienas bandymas išsisukti? Dėl tų parodymų keitimo jūs galbūt plačiau perskaitysite mano straipsniuose, o bandymas išsisukti, aš nepasakyčiau, kad tai būtų bandymas išsisukti, nes jis savo laiškuose, manau, kad nemanydama, kad jie paklius į viešumą, visą laiką kartoja, kad aš jau prisitaikiau prie gyvenimo kalėjime. Aš dirbu, aš mokausi, aš meldžiuosi, bet ją ypač neramina jos mažųjų vaikų likimas. Ir jinai nusprendė prabilti tik vedama tokio, sakykime, didelio motiniško rūpesčio. Kam išpažinti atliko Alma Bružaitė? Sakykime, kad dabar apie tai, kas yra žmogus galimai nužudęs tos vaikus, labai žino mažai žmonių. Būtent jos, ją globojanti šeima, kunigas, kuris girdėjosi išpažinti, kalėjimo psichologas, aš ir galbūt dar vienas kitas žurnalistas. Laima, ar jūs galėtumėte atskleisti paslaptį? Kas vis tik tai kaltas dėl šios žmogžudystės? Jūs norite, kad aš įvardinčiau? Taip. Manyčiau, kad aš jūsų klausimo neišgirdau. Iš tikrųjų, aš įvardinti tikrai negaliu. Ar apie tokį netikėtą bylos posūkį žino prokurorai? Taip, prokurorai žino ir prašymas atnaujinti bylos tyrimą buvo nepatenkintas. Šiandien man teko kalbėti su prokuroru, kuris buvo nuėjęs į kamerą, aplankė Jonaitienę Vienutėje, bet Jonaitienė tuo metu jam nepasakė nieko naujo. Jinai tylėjo. Jinai pareiškė, kad viską yra išdėsčiusi advokatui, advokatė pateikė šitą prašymą teismui ir jinai nieko naujo nebekalbės. Ir prokuroras pasakė, kad jis negavo jokių naujų įrodymų,
Ir dėl to, matyt, ta byla ir kol kas nebus atnaujinama. Bet aš suprantu, kodėl jis negavo jokių naujų įrodymų. Ir tą supras žmonės, jeigu kažkada išgirs to įtariamojo naujo žudiko vardą. Tada suprasim, kodėl jinai jo nenori taip įvardinti. O jums, kaip žurnalistai rašančiai apie tai, įtikinami atrodo nauji faktai, kurie jūs pasiekė? Jie mane labai sukrėtė. Ir iš tikrųjų, kaip žmogų, mane tie faktai įtikino, nes man teko su Janaitiene bendrauti keletą kartų ir vėl pasakysiu, tikrai priešingai visom kitom nuomonėm, kad jie padarė labai, sakau, neblogą įspūdį, o jos laiškai yra persmelkti tokio skausmo ir tokio rūpesčio ir tikrai jie mane įtikino. Bet aš čia tik kaip žmogų. Aišku, aš esu žurnalistė, nesu pranašas, nesu kažkokia tai tyrėja, supermenė ir panašiai. Ir aš negaliu dabar nuspręsti. Tą nuspręs teismai. Ačiū, Laima. Su nekantrumu lauksime rytoj jūsų straipsnio Lietuvos ryte. Taip pat žinau, kad dar šios temos tęsinys numatomas ir šeštadienio dienraščio numeryje.